Tai sveiki visi atvykę į naują video. Šiandien pristatinėjom naują automobilį, įdomesnį BMW, greičiausia Lietuvoje, tikriausiai, kad ne, bet einam susipažinti su mano draugu ir papasakosim jums daugiau apie automobilį. Pasiruošęs? Taip. Sveiki visi. Mano vardas Arnas. Tai gerai, pradedam. Ponas Arnai, papasakok man apie savo automobilį. Koks variklis, kiek kilovatų? Karočią, automobilis ledinis. 2 litrai benzas, 105 kW. Ištrink šitą 100 kW. 2-3 metų, kažkada tikriausiai iš Vokietijos. Matom pagal šitą DE. O koks automobilio svoris, kiek... Tona 400. Be manęs tona 400. O tada kiek automobilis ryja, kokios kuro sąnaudos? Nu, žiūrint kaip važiuosi. Su mano važiavimu, tai kadangi pas mane labai sunki koja, visą laiką gazas dugnas būna, tai 15. Mieste 10, autostradai, nu 7, bet čia jau nežinau, reikia į pensininkai važiuoti. 130 ir daugiau negalima. 1, 2, 3, go. Kas taksai? Dabar tik tylos, kad aš galėčiau iškirpti. Automobilio greitis nuo 0 iki 100 per kiek sekundžių? Per 10 sekundžių. Per 10 sekundžių. 9,2 parašyta, bet jaučiu man pavyktų per 7. O kurie ratai varomi? Galas. Abudu nu. galiniai. Abudu galiniai ir tada kokia automobilio rinkos kaina? Nu, pagal pardavėjo smegenų tipažą. Jeigu turi mažai, turi vidutiniškai, tai parduoda už 2,5. Jeigu neturi, tai už 5. O čia pardavėjo smegenų tipažas ar pirkėjo, nes yra žmonių turbūt, kurie perka ir už 5. Nu, čia priklauso, kiek myli šitą modelį. Jeigu būtų pilna komplektacija, mašina ledinė, rimtum už 5. Pasimčiau už 2 ir susikiščiau viską, kad iki 5 būtų mano sudėta. Gerai. Kiek laiko automobilį turi ir kodėl būtent šitą modelį nusipirkai? Tokį modelį turėjau antrą. Pirmą turėjau apie porą metų. Tada stovėdamas kamštį sudaužiau. Dabar šitą nusipirkau, turiu apie porą mėnesių. Šitas modelis patinka todėl, kad man patinka jo automobilio visa bazė. Aš važiuodamas su ausų galiukais jaučiu mašinos galinius buferių kraštus. Tai kiekvienam posūkį gali labai lengvai jaustis automobilyje, nežinai, kur tavo automobilis stovi. O tada kas būtent įtraukia tave į automobilius? Tikriausiai, kad mano tėvas, dėl to, kad nuo pat mažens jisai su BMW važinėjo, aš mašinai sėdėjau ir tada jau kaip praveždavo mane greit būdavo tas, kur jau, jis geras ir tada ir aš taip pat užsimaniau. Tai... O dar esi gal turėjęs kokių kitokių automobilių? E92, 328 benzas. Bet šitas vis tiek tau prie širdies labiau? Jo, kaip ir sakau, vairavimas, elektrinė, kaip jinai, vairo kolonėlė. Aš jaučiu kelią, jaučiu kiekvieną duobutę, jaučiu kiek pasuku, kaip pasakyti, labiau efektyviau jaučiu. O su E92 jisai toksai, nu man jis buvo labai kietas, biškį ilgesnis ir pas jį ratai buvo dideli, sudėti platus. Tai tu to manevringumo kartais, jeigu prastesnės padangos neturi, nes pasuki didelį ratlankį ir jisai čiuožia tau, žinai, tiesiai su visa padanga. O su šitu tu gali rėkdamas su cypiančio padangą važiuoti, bet vis tiek išsuksi, žinai. Ar ten švaru? Ble, ne kažką. Iš toliau biškelį, kad jis matytų dulkių. Matys vis tiek čia tas tepalistas. O, p***, mane prisuko vieną varžtą. Gerai, tai sekantis klausimas, tada kokios būtų automobilio žinomos ligos? Kas būtent genda dažniausiai tavo žiniom iš tavo patirties? Variklis. Kuro siurblys. Jeigu važinėjai ant rezervų visą laiką. Tada tarpinė galvos. Spaudi gazą, redlainus muši ir po to pramuša tarpinės dažniausiai. Tada bėga tepalas, tada išbėginėja tepalas, tada dėvisi motoras. Nu, karoči, keiti motorą. Ir tada vėl pramušinėjai tarpinę. Bairį dar nori parodyti 1,6. Nu. Žiūrėkite vyrį. Gali įdėti atgal, iškrito ką tik.
Kokį vyrį? Kapoto vyrį. Čia galima būtų, žinai, kur viduose kas vyksta ir tenais va tą kraštą prigauni, žiūrėk, kitą vyrį dabar. Žiūrėk. Ir davai padarom. Arba kem šiaip irgi nepasigailės. Pakelbiškai aukščiau. O, Čia yra kaip nori. Nori, kad laikytųsi, ar nori, kad nesilaikytų. Čia priklauso nuo vairuotojų. automatika. Jo, tai BMW leidžia pasirinkti, žinai. Jie apgalvoja iškart, vokiečiai buvo. Kuo senesnis, to daugiau surūdijas. Kuo savininkas, kuo ilgiau Lietuvoje, to daugiau surūdijas. Ką norėtum automobilyje pakeisti? Ar kas norėtum, kad automobilį būtų pakeista gamykliškai? Tikiuosi girdės šitas atsidusimas tavo. Atsisuk. Palauk, blemba, norėčiau pagalvoti. Aš čia galiu daryti? Jo. Tik tai spistel, biškai. Užsidarė pilnai? Gal? Ką aš norėčiau pakeisti? Nežinau. Nieko nenorėčiau pakeisti, čia gera mašina. Nu tai gera mašina, tau salonas spalva patinka? Nu tai spalvą galima nudažyti. Va, išsitraukiai pats nuputį į balinėlių, per savaitę uždžiūgai ir važiuoji. Tai gal norėtum rudo salono, nežinau. Norėčiau, kad būtų pripučiamas salonas. Bet toks tikriausiai jau yra. O kas norėtum, kad būtų automobilį gamykliškai, gal kitaip? Kardanas kitokios eigos. Ne kardanas, palauk, kas ten jis, kaip jis vadinasi? Tas metalinis guzas. Nežinau. Diffas? Va. Kaip gal lietuviškai? Nežinau. Bet kad būtų suvirintas gamykliškai. Ne. Kad abu ratai sukti. Ten jisai kažkaip gerai, čia per sunkus šitas, keičiam kitą. Kad geriau veiktų kondiškė. Va. Ir kad būtų Bluetooth'as. Bluetooth. Jo, Bluetooth ir geresnės kolonkės. Stoglangę norėčiau. Stoglangė, jo. Norėčiau panoramos per visą stogą. Bet yra tokie. Nu, gamykliškai, ne. Yra tik su stoglangiu. Nu tai tik su stoglangiu yra. Bet galėtų būti toks Per visą stogą, ne? stiklinis stogas. Jo, ir kai verties irgi labai linksmas. Nu, matai, kaip trukinėja. Sekantis klausimas. Taip. Kokios automobiliai yra modifikacijos jau atliktos? Iš variklio skyriaus. Nieko. Padaryta tik tais. Turim žemintas piruoklės. Koiloverius vadinamus. Prieki gale. Gale vienas numirė. Mačiau, kad mašina va taip stovi. Ir tada yra padarytas išmetimas. Tai gal einam paklausyti išmetimo garso irgi to pačiu. Jeigu ką, gamtininko mašina. Tai pirmas klausimas būtų, kiek į automobilį esi investavęs? Lygiai 80 eurų. Kokia į ką investuota? Tai tikriausiai su modifikacijom automobilį jau nusipirkai. Taip, nusipirkau su modifikacijom, buvo pakeisti koiloveriai ir pakeistas išmetimas. O mano vienintelė investicija buvo tepalų pakeitimas. Tai su filtrais, tai kol kas tiek, o vėliau ateityje su modifikacijom. Ką norėtum dar atlikti? Daug iš tikrųjų. Norėčiau dar kitokių ratlankių. Pirmas, kas tikriausiai ir didžiausiai ir gražiausiai, tai būtų kiti ratlankiai. Tai. Norėčiau kokių 18, čia kadangi 17, norėčiau 18, biški didesnių, žemo profilio padangų. Ko dar norėčiau? Norėčiau pilnai juodintų farų viduje. Galbūt kažkada gyvenime ir norėčiau pakeisti groteles į juodas pilnai ir susidėti juodą shadow line ir susidėti juodus ratlankius ir įsidėti geltonus priešrūkus, geltonais O tai gal nebūtina stiklų, tau tiesiog užtenka plėvelę apsikliuoti? Galima ir plėvelę apsikliuoti, taip, bet
Bet, kaip sakoma, plevelė su kercheriu gali nuplaut greitai. Nu jo. Daug gazo neduosim, nes turėsim gazo duoti, nes kai duosim gazo, tada telefonas nukris. Sugalvosim kažką. Tai gerai, važiuojam, prasivažiuosim tada. Važiuojam, prasivažiuosim. Tai gal tada iškart ir paklausiu, automobilio įsimintina nuotykį su automobiliu, gal užsidarom langus, kad girdėtume? Įsimintinas nuotykis su automobiliu, tai daug tokių yra, tikriausiai daug įsimeni, važiuoji mieste ir atkreipi žmonių dėmesį. Tas atkreipimas žmonių dėmesį dažniausiai būna kažkoks arba automobilio garsas, arba jo išvaizda. Daug kas einant mieste tokie pamato, ypač mažesni vaikai, tai reikia pagazuok visą laiką. Gerai. Tai koks galbūt įsimintinas nuotykis apie automobilį? Su automobiliu, ne apie. Įsimintinas nuotykis. Kai duosim gazo, tada telefonas nukris. Sugalvosim kažką. Blogas, tai provokuoji visą laiką kitus vairuotojus su savo išmetimu. Aha. Ant šviesoforo stovi, jis į mane pažiūrė, aš jam tokį. Jis jau tai va sėdi. Jau laukia, kol žalias susidegs. Tada, o turi gal kokį blogą prisiminimą, kurio labai stipriai ten nesidžiaugia, kad ne... Žemas automobilis, kiekvieną kartą atvažiavus į parkingą, meldžiuosi, kad liktų bamperis vietoj priekinės. Nes per savaitę 2 kartai būna tikrai jisai nuplėštas. Oi. Tai stengiamės parkuotis galu, nes nesinori kas dieną vaikščioti ir susirinkinėti iš naujo tą buferį, o po to, kai išlūš visiškai tvirtinimai, kažkai ar bus įmanoma iš vis jį uždėti. Tai vat, šiaip kiekvieną kartą išvažiavus iš tą mašiną yra gera emocija. Taip. Niekad, aš bloga nuotaika, bet kas išvažiavai, biškai prasipūtė per miestą. Aišku, ten street legal viskas. Street legal. Bet kiekvieną kartą yra emocija. Bet kaip ir dabar toj parodysiu netgi. Ne chuliganiškiausi, kaip čia pasakyti, ne chuliganic. Gerai atrodo. Cinematic. Kokį klausimą turi? Bet ir tai buvo stulpo. Jo, gerai užvėt. Sigučio filmuot. Žinai, kaip tau reikia padaryti? Filmuok taip ir dabar atsidarysi langą ir atsidaręs langą atsisėsk ant palangės, o čia va, ir pafilmuok šikną, kaip šikna išeis. Palaikyk telefoną, gali dabar išlipti, kaip tik per langą pafilmuosi, biškai parodysim vaizdų. Matosi? Tikriausiai. Ne tą pusę filmavau! Įdomus faktas apie automobilį. Įdomus faktas apie automobilį. Turi gale elektrinės fortkės vadinamas. Langai atsidaro va taip. Iš šonus, Kada važiuojant 120 pasikeičia aerodinamika iš karto. Tai jau pradeda mašiną spausti ne į kelią, o į šonus. Tvarkoj. Įdomus faktas. Nu įdomus. Aš tą pat sakau. Ir tada, ar tavo nuomonė mašina atitinka tavo lūkesčius? Jo, 100%. Svarbiausia tik tais, kad atlaikytų ją dėžė, variklis ir dar važiuosim ir daug važiuosim. Jeigu jinai būtų naujesnių metų, tai netgi aš ją su ją norėčiau išvažiuoti į Europą, kur nors į tripą kokį. O tavo ta gale visą automobilio netrūksta galios, ar trūksta? Trūksta, būtų super 5 litrų Mustango variklis. Būtų super. Kokia ten tai, palauk, dar yra SMG dėžė, man rodas. Būtų pats tas. Fainai. Tvarkoj. Tai gerai, ačiū tau labai. Ačiū tau. Ir tada iki kito video susitiksime kažkada dar kartą.